Ok, Hebra, mes jau turėjom vieną video pas Vincą, jeigu atsimenat jo šitą nuostabę sieną. Šiek tiek vienas pakitimas yra, bet jūs tikriausiai nepastebėsit. Tai prisieksiu kažkur video, pažiūrėkite Switch unboxingą ir pasiekit Vincą dar jo Twitter'yje, jam ten prastokai sekas, gal pamušim jo followerius. Tai va, dabar einam link unboxingo. Ok, Hebra, mes šiandieną turėsime Mi, kaip matote, modelį, tai yra iš Xiaomi firmos ir taip jinai tarė Xiaomi, I don't give a shit, kaip jūs norite tart. Tai yra Mi telefonai, kurie gamino žiauriai žinomą seriją Mix, tai jeigu girdėjote, buvo pirmasis, antrieji Mixai, kurie turėjo žiauriai mažus bezelius, tai dabar išėjo tretieji, kurie beje neturi beveik šis bezelių. Tai gan kietai, gan insane ir beje mane būtent tai sužavėjo su šiuo telefonu ir aš kodėl jo labai norėjau. Tai va, bet aš šiandien nusipirkau, čia ne mano, primenu, mes esam pas Vincą mano draugą, tai jeigu pereiti mes pasidarysime unboxingą, kągi Vincas gavo šio telefonu, jis įsigijo jį iš kur? Topo centro. Iš Topo centro, tai va, tai jeigu norėsite ieškoti, nedaug kur galite rasti šį telefoną beje. Jis Lietuvoje dar tik tai atsiranda po truputį, telefonas pasišėjęs yra nuo lapkričio mėnesio, jeigu jums jau teko girdėti. Tai jis tikrai nėra maksimaliai naujas, bet aš jau turėjau šiek tiek užsiminimų apie jį, kad mane jis įdomins, kad aš jo norėsiu. Ir taip pat sakiau, kad atrodo jisai neblogai. Tai va, mėlynas modelis iš Vinco, tai yra Navy Blue, ką jisai išsirinko. Tai matote dvi kameras, patį telefoną, bet ką mes šiandien žiūrėsim, gerbėjai žiūrovai, tai yra, kad mes darysim tą unboxingą. Nes aš ką noriu pabrėžti, jeigu nežinot mano asmeninio telefono, kurį aš turiu iki šiol, jis gyvas, yra ZTE. Jis taip pat yra kiniečiai, jeigu žinot, Xiaomi irgi kiniečiai. Ir jie turi žiauriai kietus unboxingus, dėžės, priedus, pamatysite, čia yra iš vis kitas lygis, gal su Samsungais palyginus panašiai. Tai tikrai patarčiau pasidomėti, jau standartai pasikeitė, laikai pasikeitė net nuo mano ZTE laikų, kad kiniečiai yra dabar tikrai top brandas, tie patys Xiaomi, čia nėra kažkas pigiau, paprasčiau, pats šitas Mixas kainuoja apie 500–600 eurų, tai čia yra tikrai top telefonai. Ir jeigu grįžtam prie unboxingo, dabar einant mes tikrai matome ir top detalės. Vien tik tai, kad pasisveikina gamintojas, jeigu neklystu, Leidžiūnas, kuris pasako, kad smagu, kad jūs įsigijote ir Mi serija inovuoja viską, kiekvieną, kaip jie sako. Tai va toks pasveikinimas malonus, tai viską bandom krauti kažkur čia į šonus. Po to ir pažiūrėsim telefoną. Va, Mi Mix knygelė, čia tikriausiai bus pajungimas, instrukcija, mus tai nedomina. Ir jau pirmasis dalykas, ką mus stebina, tai yra šitas wireless chargers. Gal atrodo kaip blynas koks, kažkokia nesąmonė, bet wireless chargers yra palaikymas šio telefono, nes jeigu būtent pakalbėti apie šio telefono galą, jeigu matote, jis yra blizgus, tai yra keramikinis galas, jis nėra iš aliuminio ar ko, ir jisai leis jums krauti telefoną. Priešingai negu mano ZTE, kurie aš jau rodžius yra iš aliuminio, dėja tai neleidžia turėti galimybės krovimo, bet su šiuo keramikiniu variantu, kaip stiklo galima sakyti, jisai galės pereiti tikrai labai paprastai. Ir kas dar taip pat šaunu, aš jums neparodžiau šitos funkcijos, tai šiek tiek vėliau apie tai, žiūrėkite toliau video. Tai va, grįžtant prie unboxingo, tai va, jeigu patraukus tą blyną, mes gauname taip pat USB Type-C laidą, kuris eina ne tik į telefoną, bet ir į patį Type-C pakrovėją, kuris beje yra antros jau kartos, ne kaip mano pirmasis, jis buvo pirmosios. Tai va, taip pat grippy toks tekstūra, baras, kad uždėjęs telefoną jisai neslys. Kas yra šaunu, kad jau iPhone'ai pagaliau palaiko ir pasivijo su wirelessais, tai galėsite net savo iPhone X ar kažką mamos draugės naudoti ant šio pedzo. Taip pat gauname blokelį, tai yra gan storas blokelis, kuris palaiko technologiją Fast Charge, kaip rašo Xiaomi Power Adapteris. Jis ten tikrai labai daug tų vatų, amperų turi, tai nebijokite, irgi telefonas turėtų gan greitai pasikrauti per tą greito krovimo technologiją. Na, atrodo, kaip ir viską iškrovėm, viskas jau išėjo, bet aš jau matau, kad čia dar kažkas turėtų būti, aš nerandu būdo kaip išimti, tikiuosi Vincas labai nesupyks, bet mes turime dar čia kažką, ne Vincai? Mes turim čia kažką, aš surasiu kažką. Turim lobby. Čia kažkas yra? Jo, man atrodo, aš dabar gan grubiai elgiuosi, bet toks aš jau esu. Ir mes turime dėkliuką. Dėkliuką, porą dar knygelį, bet tai nedomina. Fainas dėkliukas, nes kas šaunu su šiuo dėkliuku, jeigu pažiūrėsit kaip minėjau į telefoną, tai kad jisai turi tą slankymo funkciją, apie kurią galima šiek tiek pakalbėti. Dėja bezelė, kaip jūs matėte, skau. Pradžioje intro sakiau, kad Mi Mixai neturėjo rėmelių niekad, visą būdavo, kad nėra tų bezelių. Šiuo atveju jie padarė tokį prikolą, kad viršuje įdėjo kamerą, garsiakalbį dar taip pat, tai yra AirPiece ir telefonas turės slankymo funkciją tokią. Gan insane, gan cool sugalvota, kas pasilgo sliderį, aš asmeniškai turėjau Sony Xperia, man atrodo, ar ne, Sony Ericsson laikų sliderį, gal pridėsiu nuotrauką editinant
Tikrai daug slaidinių čia yra ant magnetų pagrindo, tai nėra mechaniško principo, tai jie neturėtų labai susidėvėti, jeigu dabar jau norit komentuoti čia nesąmonį. Nežinau, kad jie turėtų ilgai tarnauti. Kas šaunu su šiuo dėkliuko, tai kad jūs įdėję į jį, jūsų slaidinimo funkciją išlaikysit. Tai nėra problema, slaideris eina per apačią ir tada telefonas toliau veiks. Tai labai palanku, patogu, dėkliukas tikrai šaunus, yra tokio minkšto plastiko, gumos gal ar ko ir spalva taip pat atitinka jūsų dizainą. Ką taip pat gale turit, jeigu matome, tai yra fingerprintas, kuris Vincai ar veikia? Jo, jis veikia, jis greitai veikia, tikrai fingerprintai užmaksinti beveik technologijom, norėtųsi matyti gal tokias prabangės funkcijas kaip gal face unlocką ar ten kažką ant ekrano fingerprint, ar dabar LG paskutinės naujienos išleidžiu su ranka galima atrakinti telefoną, jūsų venas nuskenuoja. Ne, žinokit, tuose dalykos šešiomis sutaupo, čia visa esmė yra tame dizaine, kad visas ekranas bus ekranai, nėra jokių nočių, nėra jokių rėmelių, nieko, yra visiškai priekis, dėl to, kad yra patrauktos priekinės kameros į tą būtent slaiderį. Tai va, ko dar mes nežiūrėjom, paskutinis argumentas, ką mes galim pažiūrėti priedas, tai yra išėmimas SIM korteliai, tai čia naudojama nano SIM kortelė tikriausiai, nėra labai prabangi, aš besmeniškai sauzą tą gavau pakabuką netgi, tai čia to nėra, bet vis tiek šauniai, ką pridedama, tai ir liūdna nata, tai yra adapteris jūsų ausinukam, nes be telefonas jis dėja neturės lizdo jokio kito apačioje, tiesiog yra viena kolonėlė, ar čia kaip dvi, bet aš spėjau tik viena iš jų bus kolonėlė ir atitinkamai yra tas Type-C adapteris ir ausinių mes neturėsim niekur, ne viršų, ne šone, absoliučiai dėtas liūdnas niuansas. Bet ką mes galim toliau pastebėti, pažiūrėti yra kaip veikia tas slaidinimo mechanizmas, kad jisai išeina, kaip sakau, per apačią ir tikrai labai snappy, greitai jūs galite užsidėti ant telefono face gal kažkokį kamerą priekinę ar ten kažkokią programėlės įjungimą, dažniausiai žmonės naudos pakelti ragelį, nes kaip minėjau, tenai yra būtent tas speakeris ausiai, gal kada pakeli telefoną, jis kalbi. Tai va, tikrai funkcijos yra šaunios, tikrai Androidas 9 šiandien naujausias jums leis išnaudoti tas galimybės telefonui, jis yra visiškai fresh, o amerikiečiai tikrai atnaujina softą. Mano asmeninis Zataja tik nesniai gavo Android 8, nors jau jam 3 metai, bet tikrai ateina tie update'ai visą kitą. Kaina tikrai irgi labai palanki, gera, kaip minėjau, net Lietuvoje galite rasti. Taip pat numesiu nuorodų gal užsienio tinklapis, jeigu Lietuvoje, tarkim, išgraibstytų tuos telefonus, nes dažnai tai būna, kad nuvertina mūsų rinką mėgėjų technikos, tai ten būna, tarkim, užsakymų tik 10-20 telefonų, kuriuos išperka per savaitę. Vincas įgai sakė, kad čia vieną paskutinių paėmė to pacientę. Tai va, bet tikrai galėsite jį rasti, jis yra visai rinkai, pasaulio ir, kaip minėjau, mane net asmeniškai domino dėl to, kad va, tas ekranas yra toks šaunus. Mes net lyginom su mano telefonu ryškumą šių prietaisų, tai yra mano, kuriam 3 metai ir šio ekrano. Nors ir ekranas yra tik Full HD raiškos, bet jie turi labai didelį ryškumą, spalvų kokybę, taip pat kontrastą, tikrai mane nustebino. Kas dar yra fainas čia niuansas, aš dabar nežinau, ar rasiu tarp popierių, kur mes padėjom tą informaciją, ar ne. Ar mes jį turėsim, Vincai, kur čia tas dalykas, bet buvo užkliuota ant ekrano. Nerasi? Išmetei, fuck. Gerai, mes pasirodo išmetėm tą dalyką, bet kame esmė, kad jis gavo DxO reitingą, kameros labai aukštą, man atrodo 100, netgi 8 reitingo, tai kameros, kurios turės šis telefonas, netgi 2 bus labai šaunios ir geros. Ir priekinė ta kamera, kurią va taip sukišo čia, jau beje, čia net 3 sensoriai yra, pastebėkim, jie irgi bus neblogi, jeigu neklystu, kinai mėgsta tas selfies ir labai aukšto lygio ten gaunate tuos duomenis parametrus. Ties procesoriumi, jeigu taip dar trumpai pereiti, tai galime pažiūrėti savo nustatymus, kuriuos mes taip patogiai čia esam įsijungę ekrane, nežinau, ar jūs matysite, bet tai yra Snapdragon 845 10 GB RAM, kurie atitinkamai nuo jūsų modelio lygio, pavyzdžiui, Vincas pirko pradinį, jis yra 6 GB, bet jeigu jums didesnį bus 10, taip pat, kaip kamera minėjau, 12 megapikselių, 4K kokybė, ekrano dydis yra 6,4 colio, tai jeigu šiek tiek palyginti, aš dabar galvoju, ką mes čia turim prie rankos, mano asmeniškai telefonas yra 5,5 colio, o čia yra 6,4, bet kadangi neišsigąskit to dydžio, kai kurie sakysit 6 yra maksimas, o čia 6,4, kadangi jis yra per visą ekraną, tas ekrano išmatavimai, tai net su mano telefonu, kuris yra 5,5 visų colio mažesnis, jeigu taip palyginus, jis yra vos aukštesnis, didesnis. Tai tikrai rankoje jis laikos gan normaliai, pažiūrėsiu mano delnu, tai yra normalaus vidutinio lietuvio delno dydžio, tai tikrai yra normaliai ir nebus per daug, galite pasiekti kampus ir viską, tai aš skaičiu drąsiai, tas laikimo funkcija irgi šauniai veikia. Gal tik patarčiau kažkokį dėkliuką ar naudoti šitą, nes gali ir praslys, gal ir netyčia ar kokioje kondicijoje busit, galit ir jį išmesti. Bet ta keramika, kaip minėjau, gal jis yra keramikinis, yra žymiai aukščiau negu bet koks kitas ar Gorilla Glasses ar kažkas kita, tikrai nesibraižys. Aišku,
gali sudužti, bet, manau, visai gerai subudinti. Ok, tai jungus telefoną, kaip matote, tikrai ekranas, kaip minėjau, neperdėjau, gan gerai atkuria spalvas, labai smooth softas. Aišku, telefonas yra visiškai naujas, tai sunku vertinti, gal šiek tiek perdėdu, bet tikrai funkcijas randate visas, kaip minėjau, puikiai kamera, tas slideris irgi veikia, iškart įjungia, matote mūsų porelę filmuojančių, tai yra Vincas operatorius ir aš. Tai va, išjungus iškart matote snappy ir mane tikrai stebina toks dizainas, mes matome dabar foldable telefonus, kurie bando perjungimus tuos daryti, bet šitas žymiai paprastesnis, lengvesnis ir nėra problema Androidui, kuris yra taip daug customizable. Čia beje yra 9, pats naujausias, tai aš kaip minėjau tikiu gausti ir 10 ir gal net vėlesnį. Tai va, kamera puikiai, spalvos neblogos, telefonas gan lengvas, patogus rankoje, aš jau nežinau ką pasakyti. Tai va, hebra, ačiū, kad žiūrėjote, jums kai kuriem labai patinka šitas mūsų stilius, va, kaip matėte, poroje filmavimo, kai kurie sako, speks, tau reikia būtinai to operatorius ar kažko dar. Nežinau, dėkit like, jeigu jums patiko, komentuokit, kokį jūs gal turite telefoną, ar labiau kokį planuojat upgrade'inti, nes, pavyzdžiui, aš daug svarstau, ir šitas yra mano beveik numeris 1, jeigu numeris 2. Aišku, jūs girdėjot man norą su Sony telefonu, kuris gal yra šiek tiek kita kalba ir aš nelabai neturiu prieigos, o didžiausia problema. O šito dabar kaip realybėje pamatus, gal net jisai išspaudžia Sony, gal aš prisijungsiu prie Vinco. Tai va, ką domina, nuorodos visos apačioje video, šalia to like mygtuko ir susitiksime sekančiam gal unboxing'e, bet tikrai nežadu, kad su Vincu, nes čia pas mus taip random susitikimai, nežinau, anyways. Viskas, please, kad būtų 10 minučių.